Noriu su jumis pasidalinti savo vakarienę, tai kągi aš valgau vakarienį, ar ne? Tai šiaip iš tikrųjų dažniausiai būna pas mane kokteilis, nes ir greitai aš esu labai tokia aktyvi ir man reikia greitos energijos, baltymų reikalingų, greitai įsisavinama, bet vakarienį taip pat aš ir neatsisakau gerųjų riebalų, kurių mums tai reikia. Tai šiam kartui aš gaminsiu lašišą be galo mėgstu, greitai tiesiog su prieskoniukais į savo airfryerį ir man per 10-15 minučių iškepa. Na ir greitą sriubytę, kurią irgi pasidalinsiu, kai sako vasara, tai laiko vis tiek yra galbūt šiek tiek trūkumas, nes ir norim pasidžiaugti tų orų ir viską, tai aš neišimtis. Ir žinokit, tikrai galima pasidaryti net per 2-3 minutes greitą sriubytę, galima net atšaldyti daržovės ir tikrai bus čiut ne beveik kaip šaltibarščiai. Tai tikrai tuoj, žiūrėkite, parodysiu, kaip aš tai pasigaminu. Mums reikės vandens, aš proteino dedu, galima ir be, aišku, kaušelį. Čia pas man yra krapai, petražolės, pomidorų šiek tiek česnako ir gargrakščių. Na ir mano žuvytė arba štai čia va. Keps greitai, tai viską aš suplaksiu ir bus mano greita sriubytė. Pažiūrėkit, mano sriubytė. Čia dar galima užsidėsiu galbūt net ir jogurto. Va, prašau, puikiai skani sriubytė kartu su mano lašiša, kuri iškeps.